Sveiki visi. Turime ketvirtadienį, 4 val. Popiet, tradiciškai 244 apžvalga finansų rinkų. Ir apžvalgą vedu aš, Marius Dubnikovas, Compensa Life verslo plėtos vadovas. Turime kovo 13, jau turime kovo vidurį ir judame toliau. Įdomus dalykai vyksta finansų rinkose, labai negatyvūs dalykai ir jie visų pirma susijęs su politika. Tai po ilgos pertraukos mes matome, kad VIX yra virš 24 punktų, tai rodo, kad rinkos yra sunerimusios. Jeigu žiūrėtume į istoriją, tai praktiškai turbūt šioje vietoje čia turėjome kelis pikus, kurie mus gazino. Dabar paskutinis buvo 23 metais ir galima kalbėti apie tai, kad porą metų nebuvo tokio rinkos sunerimo, kuris yra dabar. Ar VIX teisingai atspindi visišką sunerimą? Tai turbūt, kad ne. Ypatingai kelioms akcijoms, tai yra Tesla, tai sakykime, tas didžiosios septyniosios kompanijos, kurios atspindi Junktinių Amerikos valstybių rinką. Tai rinkos sunerimas yra labai didelis ir kapitalas juda iš tiesų iš Junktinių Amerikos valstybių visas likusias kitas rinkas. Tai yra visų pirma Europa, tai Europoje mes matome netgi ir augimus. Taip pat Azija atspindi iš esmės Kiniją. Ar verta keisti portfelius? Nežinau, nemanau. Dėl to, kad jeigu mes sudarėme portfelius 20 metų į priekį, turbūt, kad pokyčių reikėtų nedaryti. Kas dar per savaitę? Tai manau, kad Europa daugiau mažiau užima bendrą rinkos nuomonę. Ir šiandienai mes matome Mercą, kuris bus naujas kancleris. Už kelių mėnesių nuomonė skleidžiama labai stipri, tai yra iš esmės gynybos didinimas ir visų tų investicijų auginimas į tas kompanijas, kurios tai gali. Tai būtent Europa ir yra tas flagmanas šiandienai, kur nepaisant to, kad S&P 500 krenta, Europa po truputį kyla. Ir matysime per savaitės, kaip tai keičiasi, galbūt tai intensyvės, galbūt kažkiek tai bus sustojimas, bet iš esmės turbūt, kad matysime pakankamai didelę tendenciją daug investicijų kreipimą į Europą. Pereinant prie mūsų tradicinės apžvalgos, tai euras išliko per savaitę pakankamai stiprus. Tai yra $1 beveik 9 centai už 1 eurą. Ir pagrindinis priežastis yra tos pačios. Tai yra nenuspėjama politika dolerio rinkoje lemia, kad euras stiprėja. Dujų kaina šiek tiek pakilo nuo $40 eurų atsispyrė į 43 eurus už megavatą. Pagrindinis priežastis dėl to, kad pradėjome pildyti dujų saugyklas. S&P 500, tikriausiai niekas negalėjo prognozuoti, kad S&P 500 artės link 5500 punktų. Ir jeigu žiūrint į 12 mėnesių grafiką, tai mes matytume, kad jis grįžta į rugsėjį, praktiškai praėjusiu metu vasaros vidurį. Kur bus dugnas, labai sunku pasakyti. Svarbu tai, kad grafikas pramušė 200 dienų vidurkį, kas analitiškai yra svarbu, ir tai rodo krypties pasikeitimą. Tai gali būti, kad mes judėsime dar žemiau. Vario kaina kopia aukštyn, bet tai nėra pozityvi žinutė. Jeigu apskritai vario kainos judėjimas į viršų yra pozityvi žinutė dėl to, kad kinai jos vartoja, praktiškai pusę pasaulio vario suvartoja, tai žinutė nėra pozityvi dėl to, kad bando verslininkai turėti atsargas. Ir tos atsargos yra kaupimas vien dėl to, kad ponas Trumpas ketina įvesti muitus metalams įvairiems. Tai yra plienui, aliuminiui visų pirma, gali būti ir variui. Ir kainos augimas,
neigiamus rezultatus. Kas liečia auksą, aukso kaina galima nuspėti yra aukštumose, netoli rekordinių aukštumų, beveik $3000. Tokiam neapibrieštume ta kaina kyla. Galime diskutuoti apie tai, kad na, ta kaina galbūt nėra kažkokia tai adekvati, bet rizikos yra labai didelės finansų rinkose ir dėl to keliamos aukso kainos. Na ir mūsų fondai. Tai mūsų fonduose yra labai didžiuliai pokyčiai. Tai yra visų pirma fiksuoto pajamingumo žemos rizikos. Fonduose mes turime gražas, kurios svyruoja tarp 4-7% ir jos išlieka pakankamai aukštos, nes rizikos lygyje na, obligacijos išlieka paklausios. Kas liečia akcijų fondus ir mišrius fondus, jau mes turime tam tikrą susitraukimą. Tai yra vidutinės krypties per 12 mėnesių grąžos kritimas yra nuo 2 iki 5%. Kas liečia aukštos rizikos per 12 mėnesių, mes matome tikrai labai didelius susitraukimus ir pavyzdžiui, BNP Paribas US fondas turi tik tai 3% jau augimo ir ilgalaikius 14%. Tai apie tai daug kalbėjom paskutinius, nežinau, turbūt porą mėnesių, kad tokia situacija gali nutikti. Taip vyksta. Europiniai fondai kyla, europiniai fondai turi ir 20% plus gražos, bet kas liečia Junktinės Amerikos valstijas, mes turime susitraukimą. Dabar esminis klausimas yra tame, ar keisti kryptis, ar keisti savo investicijas, ko gero, kad ne, dėl to, kad jeigu investuojame ilgam periodui. Ir ilgam periode mes turėtume laikytis tos pačios linijos. Tai kas davė paskutinius porą metų labai didelės gražas, turėtume laikytis, susitaikyti su tuo, kad ko gero, kad šiais metais neturėsime didelių gražų didelėje dalyje fondų. Tai tiek iš manęs. Kovo 20 dieną vėl susitiksime 16 val. 245 kartą. Ir dabar laikas klausimams tie, kurie dalyvauja gyvai. Kas nedalyvauja gyvai, tai pasiklausykite įrašą. Ačiū Jums.